vyras visi po darbo eidavom prie parlamento. Dienos metu negalėjom, nes aš dirbau maisto prekyboje ir mes aptarnaudavom su arbatėlė, su sumuštiniais visus tuos žmonės, kurie buvo prie parlamento. Kanarskio gatvėn nuvežiau ambasadorių Estijos Tarmaką tokį, buvo ambasadorius Lietuvoje. Tai tankas atsuko vamzdį tiesiai mus į mašiną. Ir manėm, kad jau šaus, bet aš spėjau vyrai šokti iš mašinos, aš atbulom išvažiavau į kitą gatvę. Davte, jūs apžiūrėjot jį? Sūnus susitarė su draugu ir draugo tėčiu eiti prie Seimo rūmų ten ir prie Seimo rūmų jie pradžioje susitarė. Nenorėjau leisti, dar jis buvo ir nepilnametis, bet jis prašė, kad ir tėtis tas eis, tai išleidau. Na ir ką, laukiau iki pusės nakties ilgiau, negrįžo. Tą dieną švenčiau savo gimtadienį Dainavos restorane. Visi žmonės iš ryto sugrūdo ir taip va, į parankės susikybom, bet taip stipriai susikybom. Laukiam ir laukiam, kada tie tankai atvažiuos. Jeigu atvažiuos, tai atvažiavę būtų, tai tikrai niekas nebūtų pasileidę, taip tiesiai ir būtų važiavę.